Čia tai juda! Man atrodo, mes strigom Čekijoje. Kraujuojam biškį, prapjovė kaklą. Sveiki gyvi, be 7:05 ryto. Važiuojam į kelionę su automobiliu tryse. Prasuksim į Čekiją, prasuksim į Lenkiją, prasuksim į Austriją. Dabar ketvirtadienis, grįšim apie sekmadienį. Sekmadienio ryte, sekmadienio dieną, pažiūrėsim kaip gausis. Kelionės tikslas, kuo labiau palaikyti fizinę formą. Kad ir kokia sunki kelionė, bet tą formą palaikyti vis tiek. Vienas cheat code'as iškart, laiką vairuok, mažiau reikės gerti. Ir nieks neįkalbinės tavęs. Užsipirkau baltyminių batonėlių, vienas su angliavandeniais, duos energijos. Turi tiek pat baltymų, kiek ir angliavandenių. Ir kitą dėžę slim, dominuoja baltymai. Kad baltymus susirinkt, raumeninės masės neprarast. Žinoma, aišku, vandens turiu, zero sugar, kolos. Kelionį sugalvota visiškai ekspromtu, vakar dieną. Bus iššūkių, manyčiau. Kas esam nusipirkę tik tais vieną nakvynę Čekijoje, o visą kitą tiesiog kaip gausis. Pijus, PJ, išlenda, Klaudijus, su akiniais, su kepurė, matyt, vakar gerai užbuliavoja. Skleisiu paslaptį, mes su turim dar net nemiegojam. Vairuotojas tai miegojo jau nuo 9 vakar. Kelionė prasideda, čia visi viens kitam nesmirdytumėm, kvapuką aišku dedam. Lenkija pasiekta per valandą, dabar jau 6 nakties, iki Čekijos liko 860 km. Kol kas viskas tvarkoj, pasienis, gal stabdys, gal ne, žiūrėsim. Ojo, čia man kažką dar. Įsireguliuoja. Pirmas lūžis. Ragas. Bus stotelė Lenkijoje, Elko miestas. Reikia biškį kurus įpilt, nes matau, kitas deganas džiauriai toli bus. Dabar va, šaunam kavytės. Aš tai šausiu baltyminį batonėlį šiaip, baltymų iššaut lengvai. Kasininkės Lenkijos labai fainos. Gal visai reikės prigriebtas, gal tik vienus. Bet čia ateities planai, jau kol kas dabar važiuojam į savo Čekiją. Kameramenas miegojus. Ne, kameramenas visas žvalgyboje dirba. Greitai ant pamyžimo deganė. Žiūriu sumuštinis tekti fit, pasitikrinu. 100 baltymai, 13 angliavandeniai, tik tais 5,5. Bet iš degalinės tokį maistą gauti čia yra tobulą. Aišku, pomidorų yra, pomidorai nėra skanu. Bet ką padarysi? Varšuvą kelią įpusėjom jau link Čekijos. Turim šonę antrą kartą jau lūžusį. Vis tiek dar nemiegojau. Gal tik ilsinam akytės, bet šiaip tai viskas stabilu, viskas labai gerai. Abu pakeleiviai buvo nusmigę, paliko mane vieną. Biškį išlipom, nusigręžt, pailsit šitą. Baisiai skauda jau nuo minkinimo pedalų. Iki sienos 60 km. Paskutiniam deganė užsipilam žiauriai. Užsipilam pilną baką kurų. O, deganas, myš nenorėjau. Myš nenorėjau, sakau, deganas praliktas. Nepasisekė. Sveiki publika, mes Čekijos kaime, patogia gamta, pafilmuom kokios pievos, viską. Auga augalai. Kamštį, antras kamštis šiandien, jau netoli, 70 km liko. Operatorius pritrauks Čia tai juda! Ok, šito nesitikėjau. Reprezentokas, atvarėm į vietą, nieks mūsų neįsileidžia. Čia ragas. Hello, let me in. Man atrodo, mes strigom Čekijoje. Ką veikti? Komentaruose parašykit, ar turite judesio Čekijoje. Kažkas, neklauskit kas. DM on Telegrame. Pavalgėm, norim greičiau eit miegot, varom trumpai, bandysim vietinį transportą. Tikrai nesaugu čia, manyčiau. Reikia laikytis abiem rankom. Vos netripom jau porą kartų. Vis greitai, patogiai. Žodžiu, sportininkai tai belia kokie, va išlipom anksčiau, kad pasivaikščiau. Žingsnius renkom. Po didelių kančių radom hatukę. Peleka. Jūs pasižiūrėkit. Lengvai taip nesunkiai va iš antro aukšto. Nu ką ištempti, varom judesį, pasikurt, biškį Čekijoje reikia. Pirma stotelė anime baras. Nei vienam neįdomu anime, bet šiaip bairis aplankyt, pafilmuot. O čia gali būti biškį. Jo, čia reiks blurint šitą vietą. Pasiimu hentai foteiliuką,
Absoliutas, bubblegum surpas, citrinų sultys, papigiai, žiauriai gerai. Patikrinsim. Čia daug žuvint man reikia. Gavom gėrimus, prie hentajų gėrimų, plauk hentajų. Čia žurnalą. Nežinau, kiek čia žiūrovai matys, bet... Po keliuką padaryta, judam kitur. Labas rytas publika, dabar lėkėm į salę, radom džymą, kur visiškai visą džymą gali pasimti 3. Žmogui gaunasi apie 5 eurus. Varysim pasportuoti, turim valandžiukę, varom praseit, gal pavalgysim pusryčius. Nu, maistą gavom, kiaušinienė, beikonas, batonas, tai čia ne prie ko. Pasistiprinsim, susitinkom salėje. Tai leidžia visiškai anksčiau, reikia laukti. Tai dabar apšilidinėjom. Į salę atvykom, džymo turas, apžiūrim. Patalpa mažoka, turim Smitą, turim Lekpresą, turim extensionus, turim handerių visokių, turim pulldownus, turim kabelį, viskas ko reikia. Darysim bicepsą, darysim presą, visą kitą mes padarėm jau Lietuvoje. Pradedam. Viskas pasportavom, sėdam į mašiną, judam į judesį, Austrija, pietus, baltyminis batonėlis, vanduo ir labai gražus senamiestis. Važiuojam. Kol čia fotkina Austrijos vaizdus, pašnekėkim apie Augustino maratoną. 3 ir 4 savaitėje gavosi ne pagal planą, šonkaulį vis stipriau pradėjo skaudėti, bandėm išlaikyti intensyvumą, tačiau vis skausmas sustiprėdavo, dėl to pasidarėm paskui 3 dienas poilsio, sugalvojom sugrįžti ir sugrįžom su žymiai mažesniu intensyvumu. Gavosi tik tais į gerą, skausmas mažėjo, o sportuoti vis tiek sportavom. Perduodu žodį Augustinui. Nu ką, 6 kilus nubėgau, nuėjau. Šlapės visas, nebuvo sunku. Pasienis Austrija. Viskas? Raunam. Greičiau į viešbutį. Atvykom į destinaciją. Batai nusiauti, viskas tvarkoj. Rumtūras. Mano lova. Jų lova. Neklausit, ką čia veiks. Ir va toks kampukas va. Ir dabar vaizdas. Šlindom parink žingsnių, būsim nusipelnę paėst. Davai mane nutrauk. Mane. Jau? Jo. Nu, paro. Ai, tu ką tu stabi? O? Ką čia turi? Į kontribyštę. Kai nepykit, pakliuvom į maką, bet užtat 2 triple cheeseburgeriai, Sprite Zero. Ar jūs matę tokį mėsainį? 4 mėsos, žiauru. Net jau vieną sukapau, pamiršau nufilmuoti. Dėl ko protestuojam? Neįsivaizduoju. Bet tiesiog einam kartu. Žinokit, tema tokia. Valgau mėsytę ir varau miegot. Stankam rytoj. Anksti ryte, 8 ryto. Reikia pavalgyti, pasistiprint. Žiūrėsim, koks planas. Atvykom, mano štai čia, skanu gardu. Sukapota. Šaunam papildų. Šalta multivitaminų, magnio, omega, viskas, ko labiausiai reikia. Duodam ir kitiem, negailim. Treneriui ragas, privalgė, užmigau. O dar kažkiek gal gyvybių ženklų yra, bet nieko gero. Keliamės ir į veiksmą su vandenuku. Nuleiksim į kažkokius rūmus, labirintus, žodžiu, pamatysim. Sumastėm prasibėti, kad greičiau viską aplankyt. Lietus tai irgi neblogas. Nu, atlikėm kokią vietinę kaburkę. Iššauk po šniceliuką. Tai buvo Austrija garsi savo vietiniais šniceliais. Tai išbandysim, pažiūrėsim. Ir bet šaltų. Patiekalą gavom. Višieno šnicelis. Gan sveika palyginus iš tų visų nesveikų patiekalų.
bet turi daug sočiųjų riebalų, kas kelia cholesterolį, gali sukelti širdies problemas, to nekelsiu, nes kruolis įsigąs. Kaip katas. Skanaus man, skanaus operatorius, skanaus laikom kumščius. Kad nepaimtų cholesterolis. Bombinis šnicelis. Turkas patvarkė barstukę, kraujuojam biškį, prapjovė kaklą, šakės, man atrodo reikia siūt. Aha, pasilepinimai pasiėmėm spurgų. Pridę konkrečiai. Einam, vandenugų, dehidratuojam, reikia pasakyti. Nu va ir apvaikščioja pusę Austrijos, 9 kilus, įsukę tuščiom, grįžom, sėdviškį. Įeini, va toks vaizdas namie. Ar čia normalu? Prieš salę, kad būtų geras pampas. Apsivalgęs, žiauriai geras pampas bus. Į salę atvykom, ant batų sėdėjom rankšluosčius, antrų batų neturim, ką darysim nugarą. Čia va trenerio mokinys dirba. Kelinti metai jau tu jį treniruoji? Jau trečia. Gyvas pavyzdys. Eskit kokį radom. 45 gramai baltymų šitam batonėlį. Cukraus nėra, tik tais 13 gramų angliavandenių. Riebalų irgi čia minimaliai vos. Visi va po vieną. Žinokit, gal baltymų daug, maistinė vertė žiauriai gera, bet valgau tai visišką šūdą. Žiauriai sausa, nežinau kaip apibūdint. Galim parodyti. Pasižiūrėkit. Matosi, kaip atrodo kaip halva, bet halva žymiai geriau. Nežinau, užsisakykit, tintikė kažką, kažkur susiraskit šitus batonėlius. Extreme Protein Bar po Leo Sport. Intikę raskit, pasiimkit. Žiauriai skanus, žiauriai geras. Keliaujam namo, poilsiaut. Duraką permėsim. Paskutinė diena vis tiek jau baliavot neapsimoka, ilgas kelias važiuot namo. Šią naktį ramiai. Nuėjom paskutinę vakarienę Makui, pasilepint, paskui grįžim į režimą. Pasėmiau tuos senus gerus triple cheeseburgerius su papildomai mėsos. 4 mėsos viduj. Pasėmiau, tik tai Austrijoje yra signature bacon and cheese burgeris su papildomai dar viena mėsa. Gaunasi iš viso ta mėsainė 82 gramai baltymų. Čia yra bomba. Tai mylas žiaurus, šiandien visko nesivalgysiu, šiandien išausiu vieną burgerį, kitus pasiliksiu turbūt rydienai. Važiuojam į rydieną! Su kuprinėm, su maišais lekiam atgal į gimtinę. Nesnaudžiam, aktyvūs. Galėtumėm nubėgti iki tos lėktuvos, bet netaupom kojas. Važiuosim 9,5 valandos, rašo 1060 km. Sėkmės mum, sėkmės jum. Va, prie Čekijos sienos visi nori į Austriją. Mes jau atsibuvom. O, kiek mašinų. Ir nesibaigia. Atvykom į Lenkiją. Bože. Čo ty robiš, a? Čo ty robiš? Visą Lenkiją važiuoja dar 6,5 valandos. Jeigu išėdam iš užsienio, važiavo koks lietus. Pasislėp nuo lietaus į McDonald'ą. Nu, žodžiu, lengvai. 3 vištienos gabaliukai, Cola Zero ir varom važiuoti. Jau baiginėjom išvažiuoti visą Varšuvą, visą Lenkiją su Trilą klausėm. Žodžiu. 2,9. Kažkam įgrūdo. Modulė tėvynė pasiekta, šiknas skauda, stuburas skauda. Paleidžiam namo. Grįžom sveiki, patiko, like, nepatiko, subscribe, donate ir keliausim į Taivaną. Varom. Davai. Nu ir aš lekiu namo, viskas. Tikiuosi smagiai susižiūrėjau video. Stengiamės nufilmuoti kiek galėjom. Labanakt.